Taigi triuškinantis klausimas iš kritinio mąstymo serijos. Žmonėms, kurie aukojasi, dėl to kenčia, bet vis tiek aukojasi. Kuo skiriasi prievarta nuo pasiaukojimo? Kai tai paklausi, žmogus sako, prievarta tai kai tave priverčia kažkas kažką daryti, o pasiaukojimas tai kai aš pats savo norų aukojas. Tada užduodam sekantį klausimą. Jeigu yra aukojimasis, tai reiškia nėra savo noro. Nes jeigu aš noriu, tai aš nesiaukoju, aš jaučiuosi gerai ir kaifuoju dėl to. Tai arba pasiaukojimas yra ir jeigu jis yra, tai tai yra tolygu prievartai. Ir prievartos vibracija ir aukos vibracija yra to pačio žemo dažnio, verčiančio žmogaus struktūrą į išvirkščią pusę ir programuojanti tik negatyvą. Plačiau apie tai video apačioje. Ačiū.